Sutvarkyta remontai buvo padaryti prieš tai. O labai, bet jau pasiskirėjau čia nebuvo. Trūko visas kampas. Viskas atplėšta, čia tik tai reikėjo, aš nežinau. Skylės, visam kalibirui. Čia buvo ta pasata, tai gerai. Čia buvo uždaryti, tik neužrakinta. Tai kad čia davė tas smūgis, vieta tokia matyti. Labas vakaras, girdžiu Pagėgiškiai. Kalbiname gyventoją buto, kur virš jos galvos neseniai įvyko mūsų mieste įvykis, sprogo dujos. Tad norėjom pasiteirauti, kokie pojūčiai buvo šio sprogimo metu ir kokius nuostolius patyrė šio buto gyventojai pirmo aukšto. Tai norėčiau ir paklausti jūsų, ar jūs sprogimo metu buvot čia? Buvau, gulėjom lovai. Lovai gulėt jau? Gulėjom čia lovai ir viskas pradėjo kristi mūsų. Bet taip pat į tą sprogimą, kaip išgirdot? Buvo du smūgiai. Du smūgiai. Pirmas buvo smūgis, bet mes jį ignoravom kažkaip, nekreipėm jį dėmesį, taip susižvalgėm ir viskas. O jau antras smūgis, iš tikrųjų, aš net nebegirdėjau, aš tik mačiau, kai viskas man krita, aš persigandau, man visas gyvenimas praktis prabėga, laukiu, kada tik baltai pradės kristi. O koks pirmas buvo pojūtis? Kas atsitiko? Nesupratau, kas dedas, nesupratau, nuo ko, kas, kaip, kas nutiko, nieko nesupratau, aš mačiau. Ir kas toliau tada? Kaip pradėjot, ta prasme, susigauti, kas jau vyko? Čia sustoja, viskas kris, mes greit šokom, bėgom lauk. Duris buvo užsitrankusios, neėjo atidaryti. Tai vos aptarėm tas duris, išbėgom lauk. Paskui susigaudėm, kas įvyko, įėjom viršų, senukai buvo jau vienas labai smarkiai degęs, kita ten irgi labai sunkiai buvo. Bet pamatėm dar vieną balioną iš karto. Vandens iš karto šlapas kukurą, kad įvyko antras sprogimas. Tai jūs netgi bėgote tenai žiūrėti? Mes bėgom tenai žiūrėti, atjungėm pas save elektrikai. Nepabijojote, ta prasme, nebuvo baimės, kad kas nors gali vykti? Labai buvo baisu, kad nebūtų kažkas žuvę. Tai jūs pakankamai drąsiai pasielgėt, aš sakyčiau, taip jau, bet... Koks čia drąsumas? Ne, kodėl, vis tiek. O greitai gelbėti atvažiavo? Iš tikrųjų greitai, pakankamai greitai. Policija pirma pasirodė, paskui greitoji gaisrininkai. O kas jūs kvietė, skambinot, ar jūs tiesiog veikėt pagal... Mes asmeniškai nieko nekvietėm, bet buvo surinkęs būrių žmonių, vienas per kitą ten skambinėjo ir bendradarbę iškvietė, viską nesubėgo, sakė, moteris prašė kažkies, ten viskas supūtė. Bet žmonių buvo kvietė greitasis. Bet tai tarnybos greit atvažiavo, ne? Greit, pakankamai greitas atvažiavo. Ir kokie jūsų nuostoliai dabar čia, šitam bute? Nuostoliai tai baisu, lubas tilkai visi nukritinėja, pilvas tiesiog yra pilvuose. Nebuvo iki šiol, ne? Ne, buvo lygų. Paskiau matos, netgi siena yra atitrūkus šiek tiek, plyšiai visur. Baisu. Įsiglaimušė uždužęs? Virtuvės stipas uždužęs. Duris pats langas iškleręs yra. Duris vat irgi išmuša. O čia ne jūsų butas, ne, gyvenat? Ne, čia aš iš draugės, su draugė leido kažkaip pagyventi. Nežinot, jis draustas, nedraustas, nežinot tų dalykų? Šitas butas, kiek aš žinau, lygtais yra nedraustas, bet viršui, kur įvyko sprogimas, ten buvo draustas ir kaimynai buvo draustas. Tuo pačiu, tarsi, jeigu jiem įvyksta nelaimė ir kaimynai, jeigu, tarkim, kaimynų dabar yra žala. Ai, tokia draudimo forma, ne? Jo, bet tai ten draudimas toks nedidelis, tai nežinau. Daug dar savo reikės dadėti. Tai kalbamės bute, kuriame net nebeliko nei elektros, nes instaliacija. Ne, elektros liko, bet
mes ją pats atinkinėjom, bet mes nenorim čia įjungti, kad nekiltų gaisrų ten kažkoks, nežinau, kaip čia kas yra. Netikrinom dar nieko, nei elektrikai buvo atėję, nieko. O šildymas čia yra namo bendras? Taip. Niekas nesutriko šildo? Šilti radiatoriai. Nežinau, aš čia tiek tasi, vakar susirinkom daiktus, o šiandien miškiai kai draudimas buvo ties ir viskas, aš tokiu šiandien pavyzdžiui. A, tai buvo šiandien draudimas? Tai kada praėjo tas pirmas toks šoko, ta būsena tokia, kai jau viskas aišku, kas buvo, kas atsitiko, nusiraminot ir ta prasme... Nežinau, arba gal jau viskas aišku, kas čia įvyko, man buvo gal, vakarė tą patį vakarą. Bet kol atsigavau, aš nežinau, gal šiandien ir tai, kas duris garsiai atidaro, viskas iškart šoku, man baisiai, nežinau kažką. Tai vis tiek tas įvykis paliko tokį, sakykime... Paliko pėdsaką. Jo. Kitiems žmonėms, kas naudojasi dujų šitais balionais, tai, kaip, nežinau, sakykime, ar tai neatsakingai, ar čia tiesiog dėl senatvės žmonės pamiršo. Nežinau, gal kaip ir ko jiems ten kažkas buvo negerai. Ten gal praleido, nes sprogo nepajungtas atsarginis balionas. Tai jį turėjo neseniai atvežti, taip išėjo atsarginį balioną? Nežinau, kad būtent neaišku, kada kas. Tai geriausiai net nelaikyti to atsarginio, nueiti, nusipirkti, tiesiog iš karto jungtis, žiūrėti, kad niekas niekur nepraleistų nieko. Tai labiau šalia parduotuvė? Taip, to labiau šalia parduotuvė. Nei vietos namie neužimti nieko? Ir kitiem nuostolių gal mažiau būtų. Net blogai, kad tokia nelaimė žmonėm. Tai jūs čia su draugu buvot kažkokį, tai ne? Dviese, ne? Tai Pagėgiškiai, prašom, žiūrėkit, kokių turim drąsių žmonių Pagėgiuose, kurie nepabūksta net po didžiulio sprogimo eiti ir žiūrėti, gelbėti žmonės, traukti, bandyti iš buto. Tikrai džiugu žinoti, kad turim tokių žmonių Pagėgiuose. Kągi, ačiū Jums už pokalbį ir tikrai malonu, kad Jūs taip pasielgėt. Aš džiugiuosi, kad gyvenu, kad kaimynas esu Jūsų reikalų. Ištikus bėdai tikiuosi, kad bus ko kreiptis pagalbos. Tai labas vakaras. Labas vakaras. Sakykite, Jūs buvot namie, kai čia įvyko tas sprogimas? Buvau namuose, žiūrėjau televizorių. A Jūs viena gyvenat? Viena. Ar labai išsigandote? Labai. Labai išsigandau, nes ant rytojos pas gydytojų važiavau Taurai. Netgi tiek reikėjo važiuoti pas gydytojų? Širdis mano yra nesveika, taip kad labai prastai jaučiausi. Nuvažiavau ten. O koks buvo pirmas įspūdis, išgirdot smūgį? Aš maniau, kad čia berniukai, kokie jaunimas šuoliai. Galvoju, kodėl šitaip smarkiai tos tokios, su ugnim, kur galvoju, kad tos jų, tie visi prietaisai naujų metiniai. Tik sudrėb visas namas sujudėjo. Tiesiog aš šitaip gulėjau ir žiūrėjau televizorių, tiesiog visas namas sujudėjo. Galvoju, iš tikrųjų, tie vaikai padūkė, kad šitokios jėga gali šauti, gali tikrai nežinau ką padaryti. Ir tik aš čia dar guliu, dūmai pradėjo rūkti. Dūmai, iš kur tie dūmai, tiesiog nesuprantu. O čia mat išplyšo viskas aplink, čia iš kaimyno, kaimynas susidegė, pas jį tas sprogo balionėlis. Ir atplėšė visą, kai davė tą ugnis. Jų langus išnešė. 3 virtuvės ir kambarį davo, taip kaip pas mane jau toks pats yra apstatymas. Kaip išneštos langus, tada tie dūmai visi kaip atplėšė tos čia šprintus ir aplink visur. Pradėjo dūmai rūkti, galvoju, Jėzau, užsidegėm. Kur kaip bėgti dabar? Žiūri, duris mano išverstos ant lovos, šitos kambario duris. Niekaip neįsirangau, įsigandau, kaip išlipti dabar kaimynė skambina. Ar tu gyva? Sakau, gyva, Aldut esu, bet nežinau, ką daryti. Atidaryk langus. Lipu per tas duris, niekaip nebeįsikabinuoju. Išlipau šiek tiek, atsidariau tos langus, eisiu, galvoju, po pižamą buvau, nusirengusiu, pasiruošusi miegoti. Einu į kalidorių, vėl pilna dūmų kalidorius. Tai galvoju, turbūt apačia dega, kaip aš dabar nulipsiu į apačią. Toks baisus buvo jausmas, kad aš nemoku apsakyti. Vis tiek mirti ugny, tai yra baisu. Ir aš sugrįžausiu dėl tos duris, skambinu tai kaimynei, sakau, aš turiu jos telefoną įvestą, aš greitai, jai sakau, Aldutė, skambyk mano dukrai, sakau, kad jin ateitų su kokiu nors skuduru, mane uždengti, kaip nors gal nuves mane tais laiptais, nes nieko nematyti, viskas tamsu.
Dūmų pilna, tie dūmai aštrus tokie, nuo tos plasmasės jau ten vieno. Pasiukai sprogo, tai čia viskas apdegė ten jau. Ir baldai, ir sienos apdegė. O jūs didelius nuostolius patyrėte? Nu jau patyriau, o indų kiek sudužo. 2 kibirus išnešiau, visi fužeriai beveik visi. Ir iš servizo turėjau servizėlį tokį pietų, tai iš čia sudužo lėkščių. Vienu žodžiu labai tokių. O kaip dabar, sakykit, po to įvykio, ar nėra tokios baimės, tokiems garsams, tokiems? Nu, jau aš baimė buvau, bet dabar jau čia, kaip žiūrėjau visi, čia atseit balkė yra nenuslydę nuo tos sienos, nes sakė ir stogą pakėlė. Čia jau iš gatvės žmonių tokią kalbą girdėjau, sakė, kaip pakilo, tai tik stogas pakilo ir vėl nusileido, kaip čia toliau bus, neaišku. Ar čia praleista vandenį, ar čia jis gerai atsitupėt gal, tai čia mes ir nežinom. Valdžios buvo kažkoks dėmesys iš valdžios? Mūsų seniūnijos aš čia nieko taip jau nemačiau. Kriščiūnas buvo atvažiavęs, pas jo buvo šitas Šurstebojevas, nes kaip inžinierius matyti, čia jau daugiau tos statybos supranta, kas čia pasidarė. Nu, taip jau buvo žmonių, o taip jau iš seniūnijos aš nežinau čia, gal nepažinojau. Ar jūs pati dujom naudojatės irgi? Ne, aš elektrinį turiu plytelį. Jau čia dėl tos baimės nėra. O ten 2 senukai gyveno. Ir matyti, vieną balionėlį atsisuko, o kitą degė. Ten 2 buvo šalia viens kito. Matyti, klaidą padarė. Ar nepasijuto, kad dabar šalčiau, gal nepasijuto namuose temperatūra? Nėra šalta. Nepajutote, ne? Ne, jie užkalė langus. Garso izoliacija nepasikeitė, pavyzdžiui? Nu, dabar taip jau negirdžiu pas mane. Nepastebėjote, ne? Nepastebėjau. Bet jie užsikalė langus ir duris užkalė, kad jau būtų šilčiau čia mums. Na, čia dabar turės apipurkšti tais. Apipurkšti, čia skylė didelė labai yra. Nu, taip aplink visur, va čia visur popieriai išplėšti ir šitas kampas ir šitas kampas. Labai čia nuo to smūgio. Nuo to smūgio iškrito į tą sekciją, matai gerai, kad fotelis, tai čia, nežinau, būtų visai viskas sudaužys, fotelis toliau stovėjo, aš čia dar varkiaus kaip tik. Tai čia ta sekcija nuvirto, bet matyti, nu, ne viskas taip jau sudaužo, bet labai daug sudaužo. Užėrėjai mano visi ir... O tai dabar dėl nuostolių jūs kažkas atlygins? Ta moteris, kurio pačioj tą įvykį padarė, tai jie apsidraudė tą butą turėjo. Čia duktė buvo apdraudus, ant jos vartų ir tas butas ir tik tėvukai gyvena. Tai dabar nežinau jiems, tai daugiau kliuso mom apatinė mergaitė ta, kur gyvena, ten irgi labai ir iškrito ir nu, tie tinkos, kaip sakyti, išlubo, iliustrą nudaužė, matėt. Jo, ten irgi yra daug. Ir taip pat viskas, tik tai langai jos vienas perskilo, o neišnešto lango jau. Ir man langai ne, o jų visus tais langus to. O sakykite, jūs vieną girdėjot sprogimą? Girdėjau turbūt ir daugiau kas. Ne, bet vienas buvo... Aš tik vieną girdėjau. Nes apačioje minėjo, kad 2 kartus lyg tai... Nu, aš tik vieną girdėjau, gal aš neskirgau dėmesį, kad čia šaudo tie jaunimas su tais vintardom, tam vadinamam, kaip jos čia vadinasi iš tikrųjų. Jo, tai aš išsigandau. Aš vieną kartą girdėjau, bet labai stiprus smūgis buvo. Tiesiog namas, atrodo, sudrebėjo. Aš čia įsitiesus kojas taip atsigulus buvau. Tai tiesiog namas sudrebėjo. Galvoju, noriu, kas čia dabar šitaip gali leisti tokius stipraus tavo galingumo. Kągi, ačiū Jums už pokalbį ir tikimės, kad Jūsų sveikata atsitaisys ir neturės didelių pasekmių. 200-110 buvo spaudimas. Tai aš čia nuvažiavau, kaimynė nuvežė, dukters draugė. Tai ten jau sako.